Labas vakaras, sveiki atvykę į Palangos areną. 7bet nacionalinė krepšinio lyga Palangos Olimpas prieš Marijampolės Sūduvos Mantingos komandą. Iki paskutiniųjų sekundžių vyko nuožmi kova čia Marius Runkauskas. Runkauskas. Toks perdavimas per nugarą. Įsirašys rezultatą. Dabar neturi. 5 sekundės atakai. Marius Runkauskas iš toli yra. Pastaruoju metu jo procentas tragiškas, kalbant apie tritaškius. Robertas Subotkevičius. Dėjimas iš viršaus. Ilys. Tiesiai Marijui Runkauskui į rankas. Marijampolės klaida, kuri baigėsi 2 Karolio Kluščikovas. Tiek ir daug žaidęs nacionalinėje krepšinio lygoje, tad čia tie rodikliai nėra. Tai Justas Vieversys, pastebėtas Valumta, šis randa dar ir Baltrušaitį. Nugara Vieversys, pergudrau. Runkauskas bandė sužaisti derinį su Budriu. Greitajame puolime užpuola. Minutės per rungtynes, kai įprastai po 7, tiek ir Palanga prieš sezoną kėlė kitos tikslus. Paulius Belikas 5 taškus, Dominykas yra surinkęs. Egidijus Dirša toliau maitinamas kamuoliais. 2-1 kol kas priekyje Jurbarko atstovai. Čia Marius Runkauskas. Nėra progos išmesti kamuolį. Bet tą progą turi Justas Vieversys. Palanga priekyje prieš Marijampolę. Galbūt tai yra paskutiniosios 10 minučių šį sezoną. Kalbant apie tritaškius metimus, 2 iš 18. Justas Vieversys! Marijampoliečiai vėl vargais negalais iškovos bronzinius apdovanojimus Tadas Budrys. Palangiškių ir Marijampoliečių sezonas yra baigtas. Aidi finalinė. Ketvirtojo kėlinio sirena 78-58.